Sveiki draugai, nauja siunta, naujas video, pažiūrėkim kasgi čia atėjo. Štai atėjo tiek dovanų, pirkinių ir užsiimsim tikrinimu turbūt. Heavy Sixter, bet čia toksai išbaladotas, čia išdaužyta, skylė, pagal viską jis yra neveikiantis. O šitas turėtų būti veikiantis. Taigi pasižaisim su šituo. Nėra jokių lipdukų. Tai bus įdomu, kaip čia kas. Nu tai tada viską nuosekliai giliai ir pasižiūrinėkim, kas čia kur kaip. Čia kaip matėm Made in Taiwan. Turėtų būti jau labai senukas modelis. Čia nulūžęs, tokia kojelė nulūžus, vienos nėra. Toliau kas ten buvo dar? Antenos laidas su kažkokiu blokeliu. Laidas toksai kaip standartinis, ilgas jau, ilgokas. Čia turbūt jungiasi į teliką. Ir va turbūt antena, greičiausiai taip AR. Ir game konsolė. Čia turbūt išsitraukia. Galima tiesiai bus taip pajungti, nereikės turbūt šitas toksai. Gal prie to senesnio daugiau. Heavy Sixter. Turbūt ir laidas čia nuo Heavy Sixter, nes senais laikais tokie eidavo. Taip, kas ten dar pas mus buvo? Va. Dėžutė tokia biškė apiplyšus jau. Mačiusi vargo. Kartridžas. Combat. Paveiksliukas toks gražus. Čia keletą žaidimų. Tank Pong, Invisible. Nu, bus įdomu patikrinti. Ir 2 joystickai. Labai jau lipnus tokie. Taip, kitas. Tikėkimės veikiantis, tikėkimės neišmalti. Nu ką, nešuosi teliką, pasijungsim, pažiūrėsim ar veikiantis yra. Susijungiau laidus, susijungiau teliką, pabandykim įjungti. Kažkoks lyg ir signalas keičiasi, bet nėra žaidimo. Taip, kad galim iš karto įsidėti ir šitą žaidimą. Taip, užrašas turi viršutinis būti mus. Įsistatom. Čia dar buvo kažkokia knygutė. Va. Lentelė. Kaip žaisti turbūt. O, čia paveiksliukas dar gražus. Kas dar čia tokio? O. Kaip vairuoti, vairavimo instrukcija. Kaip skraidyti, kaip važinėtis. Difficult. Push red button. Нажми red кнопку.
Ne? Va, kaip kampais galima šaudyti, kaip biliardą. Nu gerai, įsijungiam su šituo, gal kažką rodys. Nieko nerodo. Lemputė šviečia. Išjungiam, įjungiam. Nieko nėra. Nu tai tada ant greitųjų aš čia prasuksiu tuoj. Taip, automatinis. Čia Lenkija. Digital netinka, analog tinka. Tegul ieško. O kažkas artėja. Ne. Nieko nėra. Nu, tuoj. O, vieną rado, toliau ieško. Paieška į pabaigą. Tai reiškia, tas vienas ir įsijungs. Va, įsijungė. Taip, čia vairuojasi kas nors, ne? Nieko nesivairuoja. Tai spaudžiam tada reset parašytą. Push. Dabar vairuojasi, ne? Ne, select yra. O dabar 0-0. Nepataikiau. O tiesiai. Privažiuoti gal reikia. Arba ilgiau laikyti reikia šaunant. Dar nepataikiau. Čia klišas aš čia kažkoks. O, šiaip ne taip. Nu, konsolė veikianti. Patikrinsiu tuoj antrą pultą. Pasileidau iš abudu joystikus. Tai va, varinėja. Bet čia, žiūrėkit, galima šaunant dar vairuoti kulipką. Tai čia kaip koks bowlingas gaunasi. Opa. Gerai, aš čia nuroju. Taip, o kitas valdosi. O taip, va. Sukta, kaip dėjau. Opa. Iš galo. Gal ir įdomu čia dviese būtų pažaisti. Nes vienam čia biški liūdnoka būtų. Nu. Ama biški toksai slidus, važiuokit, kažkoks blizgus biški. Rankos limpa. Matyt, buvo alus išbėgęs ant stalo ar ant rankų. Limpa viskas. Reikės išsiplauti joystikus, išsiplauti visą konsolę. Na ką, pabandykim gal dar kokį kitą žaidimą. Šitą jungiam lauk. Tai va, reikėtų čia dviese daugiau žaisti tą žaidimą. Va, biškį pasižiūrėjau Google'e apie tą žaidimuką, kur praeitą kartą man ten nesisekė, nes aš nesupratau, ką žaisti. Tai pabandykim dabar įvaldyti. Todėl iš čia taip negražiai rodo. Pabandykim perjungti. Juodai baltą aš čia perjungiau. Dabar irgi kažkaip ne taip juodai baltą. Dar kartelį. O čia. Nu gerai, pabandykim šiaip sau pažaisti. Ten reikia nueiti, paimti tą. Taip, paimti tą raktą reikia.
Ir va čia va reikia eiti tą, va. Matote, įėjau čia ir išsiteleportinau į kitą pusę. Aha. Ten kažkas vaikšto, gyvatė kažkokia. Kaip man čia praeiti dabar? Kur praėjimas? Oi. Skorpionas kokis tais. Turbūt ne į tą pusę šiandien nuėjau. Ai, nukaliau. Spėsiu prabėgti. Taip, mums čia reikia kažkokią raktą turbūt. Ai, va, durys yra, praeiti reikia. Gerai. Kaip man jį išviliot? Va, praėjom levelį visgi. Liuks. Sekantis levelis. Nu, gal sekančio nebežaiskim. Keista, kodėl nerodo spalvotai. Kažkas gal čia negerai yra. Pabandykim įsistatyti. Ar čia NTSC, ar čia kas yra, kokia čia situacija. Pabandykim įsistatyti mano šitos pagamintus kartridžius. Pažiūrėkim, kokia situacija. Čia už kadro aš jau pasigaminęs esu lemputę. Įlitavau šviesos diodėlį, kur praeitą kartą nebuvo. Tai turėtų dabar įjungiant, turėtų užsidegti. Va, šviečia. Tai visiems likusiem kartridžam padariau. Prilitavau visiems. Tas pačias lemputės, va, irgi čia. Tai bus dabar, bet dabar tie dar laukia litavimo kiti. Kitiem trūksta ir čipo, bet lemputės jau yra. Ir dar kitiem sudėjau. Tai gražiai šviečiam. Įsijunkim. Va, rodo gražiai. Paspaudus info. Rašo NTSC čia šitą standartą. Tai nežinia, kokia čia situacija. Gerai, jeigu mes... spalvas kažkaip čia įdomiai. Jeigu tą hero pasileidus... nu spalvos čia gražiai. Viskas čia gerai tada reiškia. Viskas ok. Aha, o kaip ant Riveraido, kaip ten buvo, kokia spalva, spalvotai, o čia rodo NTSC. Taip, o jeigu tuoj, čia kartridže yra džemperis, tuoj, ištrauksiu. Kas čia dabar yra, va. Yra, tai dabar stovi ant PAL 60. Jeigu aš jį visai nuimsiu, kaip tada bus, junkim, kokios tada bus čia spalvos. O, visai kitokios spalvos. Ką jis rašo info? NTSC. Gerai, o jeigu tą žaidimą pasileidus kaip prieš tai, Riveraidą. Aha. Tai čia reiškia NTSC turbūt konsolė.
Gerai, jeigu aš uždėsiu ant kito, ant PAL, tiesiog PAL, tai PAL 50 turėtų būti pagal viską. Junkim, pažiūrėkim, kokias tada. O, juodai balta. PAL 50, taip dabar. Tai gal čia šita konsolė NTSC yra? Kaip man ją patikrinti? Nežinau, kokie žaidimai yra, kokio regiono. Juodai baltas, o jeigu aš perjungsiu į juodai baltą ir yra. Tai, palauk, nuėmus ten sakiau, iš vis be jumperio. Info, NTSC. Išjungiam, uždedam ant šito, oi. Tada info, NTSC. Kažkokį kitą žaidimą reikėtų paleisti. Čia va tai, paimkim Donkey Kong ir čia parašyta PAL UK TV System. Nu gerai, pabandykim pasileisti. Juodai baltas, aha. Taip, info, NTSC. Išjungsiu spalvas. Juodai balta. Tai todėl turbūt ir rodė taip. O ant Combat yra parašyta kas nors, koks standartas? Nėra parašyta. Gaila, mes tada aiškiau žinotumėm, nes jį įdėjus šitas yra su spalvom. Gerai, jį įjungus, ką mum rašo. Va, pasileido info, paspauskime NTSC. Va. Tai gal čia tas kartridžas yra pagal NTSC. Taip, kokį nors dar paimkim kitą. Pole Position. Nematau čia mažom raidelėm. Gal kas nors įskaitysit. Nežinau, kas čia parašyta. Gal yra standartas, nematau. Nu gerai, statom šitaip. Aha. Juodai balta. Info. Tai reiškia, konsolė yra NTSC. Amerikonas, taip išeina. Bet perjungus į PAL 60, tada kitokiam spalvom rodo. Ai, pabandykim, žinot ką, dar be jumperio paleiskim Hero. Kokia bus ten spalva. Taip. Na čia gerai viskas. Oi. Gerai, išjungiam, dabar perjungsiu mygtuką, yra black and white šitam. Black and white perjungiau, bet jis nerodo. O čia? Čia irgi gerai rodo. O kaip ant Riverride'o? Black and white pati konsoliai pažymėta yra. Va, juodai balta. Taigi, čia panašu, kad ta konsolė yra, matau, čia dabar juodai balta perrinkta, yra parašyta black and white. Tai dabar jungus į spalvas ir Riverride'ą paleidus. Va, spalvotai, bet info NTSC. Taigi panašu, kad čia yra Amerikonas. Nu ką, tai konsolė yra veikianti, tai greičiausiai kito regiono televizinio.
Reikėtų dar ją išsiardyti, pasižiūrėti, išsivalyti ją, nes yra toks kažkoks jau pelėsio kvapas seno, kažkur tais drėgnoj patalpoj buvęs kažkurį laiką. Reikia išsiplaut mane ir susitvarkyti. Tai to ją išardau ir nufilmuosim, kaip jinai atrodo iš vidaus. Dar pažiūrėjau ant dėžutės žaidimo, niekur nematau, kad būtų NTSC parašyta standartas. Gal va štai šitas kodas kažką tais reiškia 2601. Reikėtų pasinagrinėti. Va yra parašyta, kad printed in USA. 78 metai. Čia. Bet tai čia gal korporacija nuo tokių metų galbūt. Va, čia kaina kažkokia yra $36. Nu, nežinia, kokia čia situacija yra. CX Junior. CX gal kažką tais reiškia, CX reikėtų taipogi pasinagrinėti. Nu ką, bandom atidaryti, pasiklausom, ką sako varžtai. Dar kartelį. Sukasi lengvai. Lengvai visi 3. Dar 2 liko. Paprastai sukasi. Taip, ar čia nebus nulaužta viena kojelė. Taip, čia dar užsikabinę būna. Va. Taip, kurioje pusėje šleifas, šleifas čionais, tai šleifą tada atsargiai išsitraukim. O, vienas varžtas nepabaigtas sukti. Greičiau. Taip, šitas iš šono ir žiūrim čionais, kas bus parašyta. Nieko nematau. Va, tuneris yra. Čia Atari 83 metai parašyta. Man atrodo, kad čia jis toks yra jau solidesnis negu prieš tai, kur žiūrėjom. Sakau, kad jis man kažkoks įtartinas, nes ten buvo neparašyta, kad Taiwan. Man atrodo, Made in China buvo kažkas tokio. Galim surasti beje po ranka tuoj. Pažiūrėkime. Ir čia parašyta aiškiai Made in China. Ir čia parašyta PAL, B turbūt. PAL, B greičiausiai. Tai vat, neaišku, kaip čia yra iš tikrųjų. Reikėtų nusimti šitą skydą ir pasižiūrėti, kokia Revision A parašyta, Revision A. Ir pažiūrėti, koks yra TIA procesorius video. Nu, to aš tada čia už kadro. Čia labai yra sunkiai tuos vat atkabinti ir užims daug laiko čia jums. Nors gal replytės tokias turiu specifinės. Gal su jom greičiau bus, va. O va čia gali jau sunkiau būti. Biški vos kabinasi. Čia vat, opa. Turbūt su panašiom ir užkabino. Čia parašyta kažkas Revision D. Opa.
Labai sunku čia taip. Opa. Nu, pabandykim po truputėlį, gal atsidarysim konservų bankę. Nebus gal sugedę konservai pašvinkę. Opa. Aha. Labai matyta, vat, kaip tie takeliai, vat, žiūrėkit, su tokiam plėvelėm. Čia mėgėjai būdavo tarikai seniem daryti. Čia kaip tokia, kaip priklijuoti, vat, matot, tie takeliai. Komodorai darydavo, tarikui darydavo, va, tokie susigarbanoję, susiraukšlėję. Nagi. O, čia dar, kaip čia kabinti dar, čia dar kažkur laiko. Va. Čia dar užsukta. Čia patiesinkim. Gal dabar įsitrauks, išsitraukia. Nagi, ir kas čia pas mus parašyta ant šitą. Ir nesuprantu, kas čia per skaičiai tokie. 6532 tai ok, o čia turėtų būti 6526. Bet čia ne to. Kažkaip biški kitaip. 8726. Čia kažkoks įdomus yra. Reikia pasinagrinėti už kadro. Štai pasižiūrėsiu, kas čia per mikroschemytė. Ką man sakys Google'as. Taigi dirbtinis intelektas nieko man įdomaus taip ir nerado. Kad AMI, tai AMI, o čia tipo sako atseit 87 metai, bet čia nesąmonės jis man čia siūlo. Galbūt čia yra 8726, kai tarkim yra šitas TIA yra 6526. Va, procesorius, va, žiūrėkit, yra tas pats. Tuoj paimsiu aš tuos, kur mums buvo sugedę. Va, procesoriai tokie pat 6507. Na, čia tik, kad blogas yra 6507. Procesorius tas pats. Va, čia irgi rašo 87. Tai galbūt sutampa, ar ne? 87 metai, 87. O dabar tas kitas, čia RIOT turėtų būti, taip? Irgi 87, žiūrėkit, va, 8733. Tai galbūt 87 gamybos yra. O 6532 tai sutampa su šitais, kur aš pirkausi, irgi 6532, bet čia 88. RIOT šitas, taip, 6532. 87, 87, čia 87. Nu tai pagal viską turbūt čia atarikas yra 87 metų. Turbūt, dar galim vieną mikroschemą kažkur, gal čia data bus parašyta. 87 irgi matosi, taip, pasižiūrėkim dar kartelį. 87, 30, o mikroschema vadinasi 4050. O čia Taivanka rašo, yra gal koks? Nieko neparašyta, kad būtų NTSC. Pagal kodą gal galima kažkokį vat atsekti dar. Kvarcai, kiek kvarcų yra? 2. Kokie kvarcai? 443. Ir koks dar ten? 354, ar ne? O, nematau. 354, jo. 354, 69. Pagal tą dažnį galima dar atsekti. PAL ar ne? 654, 6894. Ką jūs manot? Ar turėjot NTSC? Gal turit kokių žinių? Gal galit pasidalinti? Nes kaip ir su šitą apžvalgą, manau, šiandien ir užteks. Revizija D. Tai aš tada už kadro įsiplausiu šitos joystickus. Įsiplausiu visą keisą.
Va. Dar galbūt nupelėsiu kažką papurkšiu. Štai. Į vidų. Gal tik ant keiso pačiu. Gal. Arba kokį popieriuką paliksiu truputėlį, kad tas bakterijas visas išnaikintų. Pelėsiu. Ar jūs taip darot ar ne? Parašykite komentarus. O dabar dėl ten to Heavy Sixter, tai turbūt padarysiu aš kitą video, nes ten yra kažkoks gedimas ir jį ardyt, tai dar net neįsivaizduoju, kaip čia daryti reikės. Tai vat. Nu tai tiek turbūt šiam kartui. Ačiū, kad žiūrėjot. Trumpas video, tik tais video apžvalga. Greičiausiai NTSC. Atarikas veikiantis. Tik tais, kad juodai baltai rodo kai kuriuos žaidimus. O vat, kuris ėjo kartu, printed in USA, rodo spalvotai. Rodo ant teliko NTSC. Tai tiek, draugai. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki sekančių kartų. Neužilgo bus kitas video, kurį pažiūrėsim Heavy Sixter. Tai tiek. Ate.